Rytelis. Šį kartą tikrai rytelis. Turim prieš 12, gal apie 15-12. Ir kaip ir žadėjau, lekiam iki dramblių. Pasipuošiau drambliam su savo laisvu. Ir jo, sesę Maigo katiną. Blemba neturi šitą 7-Eleven, kur atsisės, tik norėjau ramiai pasėdėti, atsigert. Nu, bet žodžiai yra kaip yra. Aš tokia pavargus, kad tingiu net kamerą laikyti. Nežinau, kas yra, bet atsikeliu pavargus. Nežinau, gal čia tas Trackis jau išitna bado, bet, nu, tipo, labai pavargus. Arba kokia maliarija gal. Juokauju, nežinau, bet pastebėjau, kad kažkas ne to. O šiaip toks linksmas keliukas važiuoti, antiek smagus tam pasukiukai, kad mes su sese galvojom, kad čia būtų visai fainai, jeigu padarytų formulės ruožą. Linksmi ten tokie eskės. Žiauriai smagu. Žiūrim su sese magnetukus ir atvirutės. Čia vieną tokį įdomesnę radom. Atvykom, einam tikrinti ir klausim informacijos. Hello. It's okay if I film? Yeah. Have you made any reservation? No. So we came to ask how does it work? Okay. Have a seat, please. Sure. Okay, Cap. In here we are the sanctuary. You know all the elephant here that we rescue from all around Thailand. Yes. In here is no riding, no bat, no chain, no Yes, hook, yes, no yes. view That's why elephant. we came here. Right. So it's normally we do the tour 2 times a day. In the morning start from 9 to 12. Afternoon start from 2 to 5. Okay. Like a 3-hour trip. Okay, we do it 2 times a day. Right. So the price for the tour is about 3,000 baht per person. Okay, so there's another for 40 minutes. That for 40 minutes. Yeah. And that costs how much? 1,000 baht per person. Okay, so probably we take this one. Okay, thank you so much. You're welcome. Tai nam pasidarysim kavytės, arbatytės. Blemba, bet man patiko. Ir aš galvau, kad čia tikrai vienintelis pasirinkimas ir mes taip galvom, blemba, 3000. Nu, okei, čia tikrai nėra labai kosminė kaina, bet paskui sakau, o gal yra kažkokių dar kitų opcijų. Ir jis taip nenoriai, matau, sako, yra. Geras, tai čia va, kas įskaičiuota, tai realiai gali imti, ką nori. Mums esame kavytę arbatytę ir viskas įskaičiuota, gali jo imti, užkandžiauti, sneksinti, o kadangi mes turim dar 20 minučių, tai va, ką tik atėjo notificationas iš banko, kad sumokėjau lygiai 28,79 eurus. Praleisim valandėlę, šiaip labai graži vieta. And what's your name? Lawan. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Arūnė. Yeah, nice to meet you. Čia mūsų gidas, jisai pasakos mum apie drambliukus. Okay. And then wash your hair first. Wash your hair. Okay? Okay, so this is food prepared. Yeah, this is food prepared for the elephant. One basket for each. Okay? Yeah. Is it your first time? Yes. You scared? No. Really? We are very excited. Yeah. Okay, everyone, and then I'm going to show you a little bit. Yes. Yeah, how to fish to the elephant. Okay. Because they are all rescue elephant. And Visi drambliai išgelbėti yra. yeah, they rescue elephant, and then before they came here, they work.
Yeah, they work. Yeah, they work. A, Yeah, they work for. tai šitie drambliai prieš tai, kol buvo išgelbėti, jie dirbo, buvo įdarbinti sunkius svorius nešioti ir taip toliau. Yeah, they are blind. Yeah, some of them. Yeah, they have a back experience. So you got to understand for your safety. Yeah, when you feed them, please travel fast. Touch only the trunk. Okay. Touch only the nose. Yeah. So they can feel you and Yeah, they they can can get feel to know you better. Yeah, they can know it's like to calm down. Yeah. Ah. Yeah. And then no kiss, no hug that. Yeah. They don't like it. Yeah, they hate that. Yeah. When you kiss, yeah, you will hear that. Ah, no. Just to... Yeah. Okay, touch. Just finish. Yeah, just finish the trunk. It's like. Jie šiek tiek bijo, kai žmonės juos apkabina per nosį ir taip toliau, tai jie patarė tiesiog paglostyti, kad dramblys pažintų tavo kvapą ir susipažintų su tavim. Jo. Okay, are you ready? Yes. Yes, yeah. Okay, and then we go to the 3 and 4 elephant. Okay. Yeah, scarf. The scarf for sharp object. Scarf? Yes, scarf. The fourth. From what? For bad abuse. Okay. Tai šitas drambliukas turi ant virš akių ir ant nosies tokios oranžinius įbrėžimus, tai čia nuo to, nes jį mušdavo ir kankindavo, nes neatlieka savo pareigų arba kažką daro ne taip. First, yeah, and then we continue. Yeah, Okay. good. Okay, this one, everyone, her name is Campaign. Campaign. Susipažinkim su Yeah, Campaign. Campaign, now she 58 years old. Jai 58 metai. Yeah, old lady. Everyone, yeah, I'm going to show you first. Yes. Yeah. Išmeta žmonė. She's big. Yeah, she's the smaller one. She's the smallest one. Smallest one. Jinai You put žemiausia, here, right? mažiausia. Yeah, put it. Wow. Yeah, she's picky, guy. She is picky. She loves banana. Oh. She loves banana. She's my princess. Yeah. It's a very, very long. And what's the story of her? Sorry? What's the story of her? Where was she before? Oh, and we rescued her from Phuket. From Phuket. Jinai buvo Phukete. Okay, she's still here too. Aha. 2.5. No, 2.7. Jinai sveria 2,5 tonos. Yes. And the Asian elephant and the smaller one, and the waistband, 2.5. To the bigger Vagą. one, 6 tons. 6,000 kilos. Good question. I don't know. Klausia, kiek laiko būna nėščios. Yeah, Long time about. yeah, long time. Maybe 1 year? It's a different from human. Yeah. Yeah, they carry baby for 2 years. 2 years. Tai drambliai dramblės būna nėščios 2 metus. They start from 18 months to 22 months. Okay. Nuo 18 iki 24 mėnesių nėštumas. Yeah, 2 here. Viskas. She likes to do And she's scratching. scratching, kasasi. Kai drambliai būna pikti arba nenuotaikoje, nes aišku, jie kaip ir žmonės turi geras ir blogas dienas, tai sakė, didelės ausis tada padaro. Okay, guys, and also they use the truck to hit the floor. Tai su straubliu dar tranko žemę. Einam kito dramblio lankyti. Ate gražuolė, ačiū už susitikimą. Labai įdomu iš tikrųjų išgirsti istorijų, kaip jie auga ir fun fact, drambliai bijo pelių, labai bijo pelių. If you look at her back, Yes. she put the mark. It's like a self-protection.
Ah, from the sun. Yeah, sunscreen. It's like Okay. a sunscreen. Yeah, it's a rainy. It's a mug. Yeah, it's a man. It's like mamba. They do mamba. So, ant nugaros uždeda jam purvo, kad apsaugotų nuo saulės spindulių, nuo perdegimo, kaip saulės kremas. Yeah, it's like a sunscreen. Yeah, sunscreen. Okay. These two years they make a friend. Ir is it a boy or a girl? The Yeah, second one. It's a girl. Also a girl. Yeah, it's a girl. Okay, tai dvi mergytės gerai sutarė. I'll be looking here. Okay. Labas. Does she see okay? The eyes is okay? She sees good? Yeah, good. Yeah, she see very well. Koks Yeah, the mamos. grandma actually 66. 66. Yeah, yes. Šitai močiutė 66. Nori dar? Yeah, did you know get her hair? Yes. She have a green hair. Yes. Yeah, when she get older. Okay. Now she have two. Sorry. Starting to speak in my language with you. Only to you. Tai klausimėlis, kaip galvojat, kiek jie išgeria vandens per dieną? Tai nuo 150 iki 200 litrų. Enough. Kaip gera tiesiog žiūrėti juos šakės. Tokia ramybė iš tikrųjų spinduliuoja. Have a tax? Okay, no teeth. No tax. She fell out. Okay. Tai jinai irgi turėjo iltis, bet iškrito, nes jau amžius. Ir tiesiog pastebėjau, kad trūksta vieno nagučio, tai irgi sakė iškrito. Because of her ear, it's like a fan. It's not they cry, they swing. Ir jie prakaituoja per akis. Good ventilation. Yes. Yeah, in Bangkok. Man šitas medis primena Yeah, in kaip. Bangkok it's a very, very crowded. A lot of traffic. What is this tree? Sorry? What is this tree? Do you shape it? No. It's just naturally growing like this? Nature. And then where they Probably. they My grow mind up, is dirty. back in bigger. Yeah, it's a lot of leaf. Yeah. Taip, tavo tik galva yra dirty. Yeah, I don't know what it is. Yeah. Nu, man 7-Eleven jau prikišo šiandien. Taip, man irgi. The people down nicely. Yeah, nice. Yeah, it's like a jet. Yeah, it's a jet. I see some scars on her face. Yeah, especially with the tree. With the tree? Yeah. Guys, like that. Yeah. In her eye. When I let you water. Labai ilgas sugrys šitos Yeah, no food and moteriškės. Tai jinai dirbo cirke ir jinai su straubliu pakeldavo žmonės, kad galėtų žmonės nusifotografuoti. Ir jinai išdresuota, jinai pratinta ir dabar tiesiog arti negali prieiti prie žmonių, nes pirmas dalykas, ką daro, tai bando pakelti žmonės, o nebando mane pagauti. How do they live in rainy seasons? Yeah, the rainy season, they really love it. Love it? Yeah, they Of love course, it. I guess all of the elephants, they like to swim. And, Yeah, they like to swim and then they do the mamba. Or the ground is a water. Okay. Yeah, they can do everywhere and then back this kind of the lightning. Tai žodžiu, jie čia tiesiog uždaro, o čia virvės, kad vartus uždarytų, jo, kad nesidarytų. No. No. You never tied them. Yeah, never. Okay. Niekada dramblių nepririša, tai jie čia visiškai laisvai gyvena. This is the water. When they, how to say, at the night, they thirsty. Yeah, we make a water. Okay. Yeah, Thank you so much, yes, really. I wish you all the best. Yes. Thank you for informative tour. Yes, and wash your hands. Yes, for sure. Just a little bit. Tai labai trumpa istorija. Čiang Mai buvo didelis potvynis
ir tenai irgi yra lygiai tokio pačio tipo parkas, kuriame gyvena 130 dramblių. Ir per tą potvinį pražudė 2 dramblius, daug žmonių neteko gyvenamosios vietos ir dabar pasekmės tokios, kad bando iš naujo kažkaip atsistatyti ant kojų žmonės ir pradėti iš naujo savo kurti gyvenimus. You see all that all the mud. Yeah, that all the mud. So they have to clean everything up. It's mud everywhere. Yeah, it's mud everywhere. It's normally It was grass before? Yeah, before everything it was grass. It's now fully mud everywhere. So they have to need cleaning. It's very bad for, because they want like the elephant can go back to the bedroom again. Because right now, the elephant, we have to help the elephant come up, and some elephant they're scared of it. They're not sleeping. Šiaip faina čia yra dar, gali likti po vizito su drambliais, gali likti čia pahengint, pabūti, kavos atsigerti, suvalgiam po obuolį. Prisirinkau daug geros informacijos. Jo, gaila. Gamta motulė kartais eina ne su mumis. Ir ne prieš mus jinai eina, bet tiesiog gamta keičiasi ir sakė, jau labai ilgą laiką, jau daug N metų nebuvo jokių tokių potvinių, kaip buvo šiais metais. Ir Vietname buvo labai didžiulis potvinis, tai čia sieja, kad galbūt ko gero tas pats, čia prieš 3 savaitės maždaug buvo. Tai žmonės iki dabar bando grįžti į gyvenimus, į savo namus, bando tiesiog susitvarkyti visą savo gyvenimą, daug sakė žmonių, paliko namus, paliko viską už nugaros, nes tiesiog viskas skendo, tokia realybė, už turistinių vietų. Ir sakė, Čiangmajuje yra apie 60 skirtingų tautų, genčių, tai turėsiu galimybę iš arti pabendrauti su kai kuriom. Labai džiaugiuosi šitą galimybę, nes man labai svarbu pamatyti ir išgirsti istorijas iš vietinių žmonių, suprasti, kaip žmonės gyvena, kitaip negu gyveni tu ant cemento. Kadangi aš taip pakankamai sėkmingai iš tikrųjų startavau YouTube'ai su savo vlogais, be jūsų nebūtų ir tolimesnių mano video vlogų, tai tiesiog sugalvojau vienam iš jūsų padovanoti dovanėlę ir šito parko parvežti dovanėlę. Tai parvešiu tokią baltą apyrankę, o kokios sąlygos, kad ją gautumėt, bus, tai dar sugalvosiu. Gal sulauksiu, kol daugiau žmonių subscribins mane. Ir sesė, kadangi grįžta gruodžio pradžioje, tai sutariau, kad mano sesė high five išsiūs jums dovanėlę per LP Express arba Omniva, pasižiūrėsim žodžiu. Tai sekit naujienas, būkit su manim ir kažkam padovanosiu lauktuvių iš Tailando. Sugimimo diena. Močiute, sveikinam su gimtadieniu ir siunčiam linkėjimus iš Tailando. Ačiū, merginos, ačiū. Mylim, bučiuojam.
Papaja. Žodžiu, mes šeši... O, tai čia matosi visai ir vandens. Šiaip turėjome kitą kavinę važiuoti. Netoli zipline. Mes matėmės, kad ten yra zipline, kur pravažiavom ir ten leidžiasi. Bet pas mus kūro galekas, o čia visiškai kalną reikia kilti. Ir kažkaip, nu, bijau važiuoti, nes jau mirksi paskutinę padala. Ir... Gas 50 baht. Nu, gerai. Tai blogiausiu atveju galėsim čia pasimti. Nedurina. Nedurinas, aišku. Protingai. Nice. Nu, tai dabar čia atsisėsim, pabūsim, gal paskui ir davažiuosim, bet ten ta kavinė dirba iki 5 tik tai. Dabar jau... Moteriškės. Papunka. Ką ten laužai? Nu, bet ir čia vaizdelis visai neblogas. Bet ten yra krioklys, tai mes norim krioklį aplankyti. Taip, pabūsim čia, paremsim vietinę kavinukę čia ir nuvažiuosim iki to krioklio dar. Papunka. Thank you. Nu, kokios fainos moteriškaitės šakės. Ta prasme, čia buvau išjungus kamerytę sekundėlį, tai pasijuokiam, pasižvengiam tokios labai prie bajerio. Aš kokosą pasimsiu atsigerti, nes valgysiu namie šiandien, turiu savo paskutinės vakarienės išbaigti, kad maisto neišmesti. Tai čia pasiėmiau kokosą. Šiek tiek brangiau kainuoja, negu matėm gatvėse. 60, nu, bet tai čia... Šiaip 80, bet... Jo, šiaip 80, bet sakė, imkim šiam. O, papunka. Bet nuraminau. Daug, rodė. Netidarau daugiau. Lauž. Nu, čia tokie įdomesni, bet šiaip skaniai atrodo. Perspėjau, kad labai karšta. Ne, nu tai aišku, ką tik iš keptuvės. Ir padarė su vištytės esam. Taip leidžiam laiką. Man mano tetutė eina parodyti vorus. O, čiūca, labas, iš kur tu? Sako, apačioje yra didesnis, o aš jau tokį didelį mačiau, kur... Oh my god. Yeah. I'm a little bit afraid. Can it jump? No. Eik tu sau, hebra. Mano visa oda šiurpais nuėjo. Eina sau, palačiai, reikia su telefonu nufilmuoti, nes čia su kamera tikrai nesimatys.
draugai ir nedraugai. O grįžom su sese namo. Iš tikrųjų, gan pavargstu būti kely, kai reikia vairuoti, nes šitoj saloj tikrai jaučiasi, kad eismas yra daug intensyvesnis ir turi būti labai atsakingas kelyje, nes aš tai juolab dar ir už sesę esu atsakinga, kadangi važiuosi su savim. Bet ir šiaip vairuojant čia turi labai stipriai galvoti į priekį. Stebiu eismą labai intensyviai, nes tiesiog iš bet kur gali bet kas išlysti, bet kur išvažiuoti, kažkas gali sugalvoti, apsisukti, čionai toks važiavimas, sakykime, be taisyklių. Tai tiesiog visada galvoju į priekį, žiūriu į priekį, matau, kad stabdo mašinos 3 priešais, tai aš jau pradedu stabdyti ir tik tada matau kito stabdyti. Nu, žodžiu, tai vairavimas čia yra labai smagus, kas mėgsta vairuoti, tai labai smagus. Man tie pasukiukai labai patinka, bet turiu būti labai atsargus ir tikrai jausti savo tas kažkokias ribas ir vairuoti atsakingai. Grįžau namo. Šiandien lyg ir būtų puikiai diena pamatyti saulėlydį, bet tiesiog aš esu jau labai pavargus, sesė išbėgo kavos. Aš pasidariau vakarienę su tunų ryžiais, kiaušinių ir išsikepiau su tunų ryžiais, sūriu ir špinatais. Tai tiesiog dabar poilsiausim ir nežinau, eisiu prie darbų, noriu spėti pasidaryti kelius vlogus į priekį, kad galėčiau suplanuoti, įkelti jau YouTube ir tiesiog paleisti, kai bus laikas, schedulint, taip sakant, suplanuoti. Tai nežinau. Ir daugiau gal papasakosiu, šiandien dar pabandysiu nufilmuoti prie kompiuterio, per kur pirkom bilietus. Turiu dar šiokių tokių namų darbų prieš važiuojant į šiaurę, noriu pasidomėti, noriu pasidaryti analizę, sakykim taip, apie tą visą aplinką, kurioje būsim. Ir tiek žinių, grįžo mano ponia su kava. O aš einu valgyti. Tai tiek žinių tada pradžiai čia dienos pabaigai. Pavargus šiek tiek. Viskas. Gero ir jums poilsio, kas ilsite žiūrėdami, o jeigu nesilsit, tai gerų veiklų. Iki. Neblogai čia per langus fotografuoja paparaciai. No, it's not for you. Bet tau nereikia kažką filmuoti. Ką? Sakau, nereikia tau kažką filmuoti, kai mes varom į 7-Eleven. Taip, bet kodėl aš, pavyzdžiui, negaliu įdėti, kad mes naktinėjam kartais? Taip, 12 valandą einam valgyti. Lietus lyja, bet mes einam pirkti sneksų dabar. I'm loving it. Tunas parbankė, salotos pupelių. Sesė mane kankina, tai dabar aš ją kankinsiu, pravalgius pupelių. Suprantate, apie ką aš neku. Nieko, einam. Ką tai jau prisipirkai? Nieko. Pupelių nusipirkau. O. Keršysiu. Emilį kaip Meksika. Rauna stogą šiandien tą pačią rytą. Einu vaikščioti, sesė dar guli lovytėj. Ahoj. Šiandien paskutinė dienelė mūsų naktelė. Kosamui. Oras visai neblogas. Nu, labas.
Ką? Ryto? O kur tu čia oro uoste? Paskutiniai pusrytukai mūsų. Nu, hoi, pradėjau žiūrinėti bilietus kelto rytoj, kaip nusikelti iš Koh Samui į Suratanę. Tai yra čia ką veikti, nes Koh Samui yra 3 prieplaukos ir į Suratanį atkelia irgi į 3 skirtingas vietas. Tai prie traukinių stoties, autobusų stoties ir kažkur miestą paleidžia. Nu ir aišku, atplaukimo laikai yra labai skirtingi. Tai vieni keltai trunka 3:45 minutės, kiti keltai 4 valandas, kiti keltai 5 valandas. Ir aišku, skiriasi kaina, bet aukščiausia kaina 2 žmonėm, kiek esu mačiusi, 2 žmonėm, tai iki 30 eurų. O žemiausia kaina buvo gal 9 eurai. Tai ieškau dabar tiesiog geriausio varianto. Turiu 3 puslapius, kuriuose ieškau. Tai Want to Go Asia, tada bookaway.com ir getbyferry.com. Tai nežinau, tikriausiai ieškosiu varianto, kuris būtų žinoma greičiausias, pigiausias. Ir dėl lokacijos nežinau. Iš esmės manau, kad mums tinka tiek traukinių stotis, tiek ir miestas, nes aš manau, kad mes vis tiek atvyksim šiek tiek anksčiau Suratanę. Gal dar turėsim laiko šiek tiek pasitrinti ir Suratanį, tai pabandysiu ir mikrofonų dar Suratanį paieškoti, nes kai ieškojau dar būdama Kopangane, radau, kad Suratanį turi vieną iš elektronikos parduotuvių, kurioje galimai galėtų būti. Tai dar, kad taip aiškiau būtų, tai mes esam čia, tada mes iš Kopangan, kai kėlėmės, mes kėlėmės į šitą prieplauką, čia dar yra prieplauka, tada yra dar viena prieplauka čia. Tai iš esmės mums reikės važiuoti pusę valandos. Ir dabar galvoju, kad mesgi tada, kai buvom prieš porą dienų toj pusėje, tai tenai net nevažiuoja šitas Grab taksi. Tai reikės jaučiu normalų taksą imti, tai čia reikės šiek tiek dar papildomai sumokėti. Oi, mergos atvarė į 7-Eleven kavos ir šiaip skubam saulėlydį pamatyti, nes šiandien paskutinis vakarėlis. Tai matau, kad visai nebloga bus saulė, bet mes nematysim, kadangi ne vakaruose esam. Tai antiek skubėjom, kad aš po sporto lemba smirdanti visą, net nespėjau nusiprausti, greit sesę pažadinau ir išbėgom. Varom. Tai ko sustojai? Važiuojam. Nu jo. Vaizdelis. Saulė ne šitoj pusė, bet vis tiek labai gražu. Sakiau. Ne, čia tikrai žinok, moškas kanda šitos mažytės. Man įkando 4 moškas. Čia. Kita čia. Šuniukas. Aš galvojau, ar čia bežionė, ar čia kas? Turim draugą, atėjo atsisveikinti paskutinę naktį. Ataik.